Labą dieną, labai trumpą įžangą, ne įžangą, o tiesiog pritaikyta juridinė mirtį, kokiu būdu numarinama ir kokiais metodais yra elgiamasi ir kokie atgarsiai. Kai sakant, čia įžangai, po to dar paviešinsim naujas informacijas. Taigi, atidarau Brežnevo pasą, čia internete pasikapstam, suradom Brežnevo pasą. Pagrindas yra viso video esmė, kad 4 metus mes su Anatolijum ieškojom būtent tų dokumentų, kurie būtų kaip tarybiniuose dokumentuose parašas po nuotrauką, kur žmogus pats tvirtina savo veido atvaizdą su savo parašu. Taigi suradę internete seną tarybinį pasą, kur yra Brežnevas, toksai veikėjas, kompartijos pirmasis pirmininkas, tai imя, отчество, familija pas jį yra užrašyta. Anatolijus akyla akis pastebėjo tokį dalyką, jog kitiem mirtingiesiam, kitiem tarybiniam piliečiam, kitiem tarybiniai liaudžiai buvo lygiai tokio pat pavyzdžio pasai išdavinėjami, tačiau, kaip matot, šičia yra parašyta familija, imя, отчество, tai yra pavardė, vardas, tėvavardis, o pas Brežnevą kažkodėl yra parašyta vardas, tėvavardis ir pavardė. Toliau kiti esminiai skirtumai niekom nesiskiria, ta prasme tik tais aišku antspaudas Respublikos, kurioje išduotas pasas, ir parašas, kad yra podpis vladėlsa pasporta. Tai yra, kad savininkas, kaip Anatolijus ne vieną kartą buvo užsiminęs, kad būtent nėra apribotos jokios teisės, kad žmogus yra to žemės savininkas, kaip Iljičius Leninas atidavė, ta prasme, valdyti visiems žmonėms, visai liaudžiai valdyti tą turtą, jis yra bendrasavininkas ir jam priklauso valstybė kaip bendradalininkui. Brežnevas kažkokį tai statusą irgi savo turėjo, tipo kaip kompartijos, dėl to jo vardas yra pirmiausiai rašomas, o ne pavardė. Tai va tokie, čia senuosiuose tarybiniuose tuose dokumentuose. Paskui atsiranda tokie dokumentai naujesnio pavyzdžio, kur buvo jau palengva visi išgamos išdavikai, sugalvoja varkę, kaip reikia tos tarybinius atiminėti, pradėti turtą ir pradėjo veido atvaizdą, ne taip kaip senuosiuose pasuose, kairiai pusėje, ta prasme, kur čia rodžiau, buvo nuotrauka ir visi duomenys piliečio, bet jau pradedame atskirinėti piliečio duomenys, tai yra паспорт гражданина Союза Советских, Социалистических Республик ir yra jau pavardė, vardas, tėvavardis atskirai puslapį, bet nebėra nuotraukos, ta prasme pase. Ir nuotrauka atsiranda visai kitam lape ir gaunasi, kad duomenys perima valdyti į patikėtinį, palengva į patikėtinį valdymą, jau antspaudus deda, kai sakant, ant to pačio lapo, aš dabar rodau, kad Anatolijui būtų aiškiau, ant to pačio lapo, tik tais, kad kitoj pusėje visi tie duomenys yra surašyti, tai va MVD, внутренний отдел, kai sakant, vidaus reikalų tarnyba, jau yra kaip opiekunas administratorius tų duomenų, o iš žmogaus dar nėra pilnai atimtas iki 92 metų, kol nesugriovė Tarybų sąjungos, tai dar nėra visiškai apribotos tos teisės, žmogus kaip ir turi savo tą veido atvaizdą ir nuotrauką, kai sakant, ta veido atvaizda, nuotrauka įklijuota pase ir parašas. Tačiau vis dar, kaip ir pagal tai seno pavyzdžio tarybinius pasus, žmogus pats tvirtina savo veido atvaizdą parašu. Tačiau po nuotrauką ir ties parašo vietą nėra rekvizito, kad podpis vladėlca pasporta. Tai nėra, ta prasme, nurodoma, kieno čia tas parašas toksai. Ta prasme, kažkas pasirašė, neaišku kas. Po to senuosiuose Lietuvos Respublikos, pirmosiuose Lietuvos Respublikos pasuose išduodamos iki 2003 metų, visi puikiai žinot, jog buvo tokia balta juostelė, kas labai gerą aiškiai atmintį turi, žino, kad ten buvo parašytas vardas pavardė. Čia nors ir tą lapą tenais išplėždavo parašą, žmogus padėdavo, jie paskui įklijuodavo nuotrauką, arba prieš tai įklijuodavo nuotrauką, žmogus padėdavo po nuotrauką parašą ir paskui hitrą išgamą nubėgdavo atgal į kabinetą, išplėždavo tą lapuką ir pakišdavo žmogui pasirašyti kitose vietose. Antram puslapį Lietuvos Respublikos pilietis yra vardas, pavardė, tai vat pilietis ir yra tas vardas ir pavardė. O paskutinis, kadangi pagal visus įstatymus yra parašyta paso įstatymė, visur yra parašoma, kad paso knygelę sudaro 32 puslapiai.
Taigi 32 puslapio turėtų kaip ir pasibaigti tas pasas, bet ką padaro Lietuvos Respublika po 92 metų balandžio 2 dienos, kaip yra pradedamas išdavinėti tie pasai, tai yra klijuojamos įklijos į viršelį, kurios niekaip nėra įstatyme reglamentuojamos. Ir tenais atsiranda kažkoks tai ten asmens parašas, nors iš tikrųjų dar šičia žmogus tipova. Pasirašo ne po nuotrauką, čia nais kažkur tais tam pase, bet pasirašo tiesiog asmens parašas ir asmens kodas. Ta prasme, jau pasirašo po kažkokiu tai kodu, kur nėra veido atvaizdo ar dar ten kažko. Ir kas įvyksta? Ne per seniausiai buvo užklausta registrų centro duotas užklausimas valstybės įmonė dėl biometrinių duomenų pateikimo. Valstybės įmonė registrų centras, atsakydamas į jūsų 24 metų paklausimą dėl biometrinių duomenų iš gyventojų registro. Buvo užklausta ir buvo paprašyta, kad būtų ant vientiso lapo pateikti duomenis, kur būtų veido atvaizdas, vardas, pavardė ir parašas. Tai registrų centras pateikė tokią nesąmonę, kad tiesiog žmogui davė, kaip mato čia su metoduomenim, yra viskas nuasmeninta, tiesiog ant balto popieriaus lapo atspausdino parašą, ant balto popieriaus lapo atspausdino nuotrauką ir davė žmogui, ta prasme. Kyla natūralus klausimas, už kur jie tai gauna. O jie gauna, kai žmogus eina pasiiminėti pasą ir pildo planšetį tenais tuos biometrinius duomenis, kai nuiminėjama, ale išgama specialistė apsimetusi, kad ana yra pasininkė, nors ana iš tikrųjų tik tais klientus aptarnaujantį specialistė. Tenais toj formai, čia matot mano nuotrauką, kur buvo padarytas, kur aš 21 metais mes su Anatolijum, kai pradėjom savo tyrimą. Tai prašymas žmonės pildydavo, būtent visi pildo tuos prašymus. Ir mes matom, kadangi tai yra fotokopija, toj fotokopijoje yra aiškiai matomas stačiakampis, kuris draudžia, ką Anatolijus nekartą yra užsiminęs, kad tas stačiakampis šitam prašyme draudžia, juridiškai draudžia iškelti tą parašą, nes yra tokia 4 kampų taisyklė, kurioje, kai sakant, kad tas parašas jis negali būti, čia kaip atskiras dokumentas, atskiras tekstas. Bet kai mes pradėjom užprašinėti tų kopijų, mums pradėdavo duoti kopijas tokias, ta prasme, kad jie naikina, nes jie žino, kad jeigu mes kažkur tais iškišim į tarptautinius teismus, jie davė tokią kopiją, mes negalėsim motyvuotai pasakyti, kad šitas parašas buvo, draudžia, pats dokumentas, pats vekselis, tas prašymas, draudžia iškelti parašą kažkur kitur į kažkokius kitus, prie kitų duomenų kažkur tais nukreipti. Dėl to jie panaikina tą stačiakampį, panaikina pilkas dėmes ir tokiu būdu hitrai užsigrobia tiek veido atvaizdą, tiek parašą. Ir jie tą parašą, kadangi žmogus ant planšetės pasirašinėja, jie tą parašą užsigrobia ir tą parašą tuoj papasakos, kur kiša tie visi išgamos specialistai Anatolijus. Nes jis tame dalyvavo, su kitu žmogum, kuriam pavyko vieną dokumentą gauti. Prašom, Anatolijau, paaiškink toliau. Mes kalbėjom, kad ekrane, mes užfiksavom, kad ekrane, dėl ko mes visą tai darėm, užfiksavom ekrane, kad ta specialistė ekrane, tą elektroninį parašą pasikelia po nuotrauką, kur yra užrašytas vardas pavardė, viskas, tas vadinamas pilietis, jo. Ir dabar, kada jie perduoda į registrų centras turi turėti, tavo nuotrauką, ne tavo filmai žmogaus patvirtinta po nuotrauko, parašas turi būti po nuotrauko maksimum centimetrų atstumu, po nuotrauko, taip kaip yra tarybiniam pase. Ne tai, kad tarybinis, bet aš papildomai tokį dalyką, apie ką Anatolijus kalba, tai aš atidarau tavo prašymą, kur esam nekartą sakę, kad 11 eilutėj tam prašyme tvirtinu piliečių, kuriam išduodama asmens tapatybės kortelę tapatybę ir parašą, bet veido atvaizdo netvirtina. Tai patvirtina Anatolijaus žodžius dar kartą, kad
nuotrauką tvirtina pats žmogus savo parašu, kaip ir tarybiniais tais laikais, ta prasme, tuos pasus. Tvirtindavo savo parašu, kad tai jis yra. Jis pats patvirtina, nes kažkokia lerva už kompiuterio sėdinti, ji neturi teisės patvirtinti to parašo, nes prašymas neleidžia iškelti to parašo. Jo, parodė, kad matytų, kad žmonės matytų, kad parašas po nuotraukų, kaip tarybinė pase, ta didelė nuotrauka. Na. Nu va, ir dabar, kada jie pasigamina vardas pavardė, ten daleidžiam Jonas Jonaitis nuotrauką ir patvirtintą parašą. Tai va šitas prašymas, pagal kurį yra išduodama asmens tapatybės kortelė arba pasas, kuriame yra vardas, kuriame yra pavardė vardas. Ten yra nuotrauka ir asmens parašas. Ta nuotrauka yra nepatvirtinta, matot, asmens parašas nėra po nuotrauko šone. Ta nuotrauka yra antras parašas. Ta nuotrauka sutinka su registru centre, su ta gyventoja, yra esančia nuotrauka. Ir jeigu tu atsisakai parašo, bet kas gali atsisakyti parašo, jie per nuotrauką tave tapatins. Tai va, kur visas yra tas nusikaltimas? Registrų centras neturi teisės priimti duomenų, nes nuotrauka nepatvirtinta, tu pats, būdamas migracijos tarnybai, nepatvirtini veido atvaizdo, jie naglai pasivogė parašą, naglai pasitvirtina veido atvaizdą, o čia yra nusikaltimas. Ir galutiniam rezultate, kokį dokumentą dabar parodyti, ką žmogus gauna? Jo, tą parodyk ten, tą duomenų. Ir ką vis tik gauna žmogus iš tikrųjų, ką mato? Yra Lietuvos Respublikos gyventojų registro išrašas apie asmens duomenis, o šiais metais gautas yra vardas, pavardė, asmens kodas, veido atvaizdas ir po nuotrauką stovi parašas. Aš nuo asmeninės esu visus tos duomenis. Be šito parašo negalioja nuotrauka. Ten tave sustabdytų koks policajus, sakytų, čia tavo nuotrauka, nėra skirtumo, kas ten mano nuotrauką įkėlė, parodyk, kur aš patvirtinau. Be žmogaus parašo negalioja nei nuotrauka, nei duomenys. Siunti visus velniop ir viskas, nes parašo jie negali be paimti, viskas nebegali, o taip jie maklina. Šitą kortelę, pasą, kurį turi žmogus, čia yra durnynas, virtualus, be. Palauk, be keiksmažodžių, be durnynų virtualių. Jo, ir čia susitarė, tam pasaulyje jie praleidžia važinėti taip tipo psichinis ligonių, žinai. Bet tai ir yra esmė, kad be šito parašo viskas, negalioja jokios sutartys, niekas. Esminis dalykas ne apie galioja, negalioja sutartys, esminis dalykas apie nusikalstamą veiką, ką mes bandėm visą laiką tą atskleisti ir ką mes surinkam kokius įrodymus. Užsiduokit žmonės gerbiami savo klausimą. Jūs registrų centre pildėt kada nors tokius dokumentus, kur jūs po tą nuotrauką, kuri būtų jūsų veido atvaizdas, jūs po tą nuotrauką parašą padėjot, nes yra rekvizitas, kad parašas, jūs po tą nuotrauką parašą dėjot po šitais duomenim, kad yra vardas, pavardė, asmens kodas, veido atvaizdas ir parašą va tą pačioj uždedat. Atskleisiu paslapį, ne, pasufleruosiu. Padėjimą nusikalstamą, užsigrobė veido atvaizdą, tipo, kad tu pats pasitvirtinai, automatiškai tada ta nuotrauka jau prikabina prie jų duomenų, ten daleidžiam Joną, ir viskas, o ant tų duomenų yra turtas, o ant turto yra teisės. Taip jie valdo jūsų turtą, kurį jūs savo prakaitų užsidirbo. Ne apie tai, ne apie turto valdymą, ne apie prakaito. Taip, tai yra surišta, bet pagrindas yra nusikaltimas, ta prasme, koks. Jūs niekados registrų centrų, taip, duomenų užgrobimas ir dokumentų falsifikavimas, ta prasme. Tai kad esminis dalykas, kitas antras klausimas būtų. Jeigu žmogus pasirašo migracijai planšetėj, kur mes sakėm, ar jūs kada nors tikrinot, ant ko jūs pasirašot, tai žinokit, va jums įrodymas, kad pasirašėt migracijoje kažkokiu tai būdu registrų centras, pasirodo, kad jūs net ir registrų centre per atstumą pasirašėt po savo nuotrauką. Tai va čia yra nusikaltimas, bet kyla natūralus klausimas. Gal egzistuoja kažkokios tai sutartis, kur jūsų parašas
buvo perkeltas naglai, va taip užgrobus, tai jau įrodymas, kad naglai, kur yra migracijos departamente pildomi dokumentai ir Lietuvos Respublikos gyventojų registro. Ir galbūt yra netgi ES centrinio banko sutartis, kur irgi va taip naglai iš planšetės buvo pagrobtas parašas ir pasirašyta po sutartim, kad aš įsipareigoju, 5 metų bėgėje susimokėti 10 000 eurų skolos Lietuvos Respublikos. Negali toks dalykas būti. Ir užstatau, tarkim, žemę, miškus ar dar ten kažką, ar iškeldinkit mane ten iš mano namų. Tas prašymas neleidžia, supranti, neleidžia, prašymas neleidžia parašus pasisavinti, viskas, čia, už tai jie naikina tą kvadratą, kada tu prašai kopijos, viskas, jie įkliuvė. Vot viskas, jeigu žmogus supranta, kaip tą juridinę mirtį jam apiformina per tą veido užgrobimą piliečio, per užgrobtą parašą, viskas, o čia yra juridinė mirtis. Tu kaip pilietis, o tai reiškia kaip žmogus. Viskas nebeegzistuoja, egzistuoja tik toje erdvėje, elektroninėje erdvėje egzistuoja ta. O kitas dalykas, kaip Anatolijus nekartą mes šnekėjom, žmonės galbūt nesigraibė ties to faktu, juridinė mirtis, tai jums galim parodyti dar vieną tokį rekvizitą, kur yra parašyta mirties faktas. Gyvas ar miręs. Jūs man pasakykit, kodėl gyventojų registre yra tokie rekvizitai pildomi, ta prasme. Kas čia per ypatingai? Atsiprašau, turiu išeiti. Gerai. Tai va, esminis dalykas būtų toks, čia kaip papildomas klausimas, tai mano atsakymas būtų toksai prielaida, per visus 4 metus rinkta informacija, žiūrėta praktiškai, tikrinta, kai sakant, visko gali būti, vat, kaip Anatolijus sako, 15 minučių juridinis atgaivinimas, tai tuo momentu, kadangi registrų centro duomenų bazėje yra mirties faktas gyvas ir tuo momentu atgaivinimas įvyksta tik tais tada, kai kažkokia specialistė, gaudama duomenis, pamato, kad yra parašyta gyvas čionais. Bet, nedaug dievė, kokią kaušę paimtų ir rašytų miręs. Tai vat juridinis, aš manau, atgaivinimas vyksta tada, kai koks policajus, ar dar ten kažkas, ar teisėjas, ar koksai šūdas, notaras, ar dar kažkas įlenda į registrų centro duomenų bazę, į gyventojų registrų duomenų bazę ir pamato, kad jis yra gyvas. Iki to momento jis bendrauja kaip su negyvu. Dėl to juridiškai negyvas, nes neturi pateisinamųjų dokumentų, kurie patvirtintų, kad gyvas. Bet čia, kai sakant, sakau, įdomus dalykai, bus papildoma analizė su žmogaus leidimo. Va tokie dalykai. Tai va yra paskutinė gyvenamoji vieta, gatvės identifikatorius, namo numeris, vietovės rejestro identifikatorius, rejestro kodo tipas, deklaruota gyvenamoji, gyvenamosios vietos deklaravimo data. Čia bus kaip papildomai. Tai va ačiū, didelis dėkui žmonėm, kurie eina, nestovi ir tikėjo mumis. Kai sakant, nenurašė kaip ant nedekvačių nusišnekėjimų, bet mes surinkom įrodymus. Dėkui, kad esat, dėkui, kad žiūrit. Ir kai sakant, tikėkimės, manau, jau viskas yra išspręsta, beliko tik pagauta hercų vibraciją, kurioj sukursim realybę, kurioj nebebus tokių bairių. Ir mes jau išaiškinę nusikalstamą veiką pasieksim teisingumo pagaliau. Ačiū visiems žiūrintiem, prenumeruokit kanalą. Kai sakant, papildomai dar įdėsiu video, kur mes aiškinam su Anatoliju, kai buvo perkeliamas tas parašas. Dėkui. Ir kas galit, paremkit, jeigu galit. Ačiū, kad vis dar gali kažkas paremti. Paremkit mūsų veiklą. Tai va, tiek. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking
for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less. You check as I'm chess, what's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine, from pain it's a blessing. New focus, no guessing, just vote an obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take your redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. You could try to play, but you're never gonna be me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands came from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they see me. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try to change, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place. I wanna be first, work till it hurts. Dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions in the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off, I'ma break off from the weak minds. They can stay soft, you can change lives, you create thoughts. Never waste time, you got one shot, you got one life. Better pop off, what do you like? Make a dream job, no 9-5, no mean boss. Just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna be me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands came from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they see me. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try to change, you can say no, free me.